Tęsime savaitgalio apžvalgą. Kaip matome, gandrai laikosi puikiai. Varnėnai pasirodo sulaukia vaikučių. Na, o kambariuose mes bandėme daryti tvarką. Taip atrodė vienas iš kambarių prieš 2 savaitės, dabar taip atrodė po šio savaitgalio griovimo. Ir štai kitas kambarys, su kuriuo darbavomės, vėlgi prieš 2 savaitės ir reikaliukai šį savaitgalį. Na, o čia jau vaizdas į savaitgalio pabaigą. Sienos yra nušveičiamos ir galiausiai bus nugruntuotos, kas mums duos visai tvarkingą kambariuką. Na, čia matosi labai gerai išsilaikė rąstai po tinku ir listelėmis. Dar savaitgalį bandėm sutvarkyti malkinę, kurioje ateityje turėtų vykti mūsų koncertai. Tik aišku, dar čia reikės nemažai patvarkyti. Buvo įdomu pasilipti ir šieninę apžiūrėti, likę šieno likučiai, o čia buvo didžiausias savaitgalio iššūkis. Kažkaip sukasti šitą šiltnamį priaugusi pilną miškinių ragainių. Pavyko įveikti tik tai pusę, nes šaknis tai kaip medžių. Labai sunkiai ir labai lėtai ėjosi, bet kažkaip. Visai smagu kartais nueiti į kitą sodybos galą ir atsisukti pažiūrėti, kaip viskas atrodo iš kito kampo. Čia matosi, kad reikia dar ir nemažai šabakštynų išpjauti, bet tuo pačiu matosi ir pražydusios kriaušės. Na, o čia iš kaimynų paskolintam dubenį verdami pietus ir labai gerai pasiteisinusi dujinė plytelė.